Nu, labas rytas, oligarchai. Šiandien birželio 17, antradienis, ir atvarėm į Pašiaušiais pirmą tvenkinį, 9 sektoriuką, pamėgint laimę. Šiandien pasėmiau šiokį tokį pastiprinimą. Pastiprinimas mūsų va tenai. Bandom edukuoti vaikus, kaip atrodo tikra karpių žvejyba. Pasėmėm sektoriuką su nameliu. Iš tikrųjų, atrodo viskas kol kas labai fainiai. Yra didelis priengis, yra kambariukas, aišku, be baldų, be elektros, bet nereikia, pasistatysim lopytę, panašiai. Šalia dar 10 sektoriukį irgi yra namelis. Visas tvenkinukas pas mane atrodys po šitaip. Vėjas pučia mum į veidus. Tai kaip ir faina. Ten šalia užtvankėlė. Nuotaikos kol kas super. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Ane, bijau? Taip. Bandysim pagauti žuvėlioką, o kaip iš tikrųjų gausis bus matyti. Tai ką, einam neštis daiktus ir susimatom vėliau. Ui, nu va, šį kartelį GoPro susitvarkiau jau. Max lensas, viskas gražu, juda, jokių iš šonus nuėjimų, nustatymų. Atsinaujinu praeitą kartą firmveiras, tai biški blogai buvo su nustatymais. Tai einam biški pro jaukus pravesiu. Tai vėl pasidariau iš kukulių užsakymą. Užsisakiau, kaip visą laiką, grūdų standartą. Užsisakiau šį kartelį tigrinių riešutų. Užsisakiau pelečių. Ką toliau turiu dar papildomai, ko neturėjau anksčiau, tai nusipirkau dipą kreivo. Tai pabandysim padipint masalus ir čia dar tiek ir jaučiu tai gernatą nusipirkau dar dinamitų pabandyti. Tai pasižiūrėsim, kaip tas dirbs. O visa kitas standartas. Tai šiandien vėl žvejausim braškytę, dibeksas, toliau kreivas ir viskas. Braškė, kreivas ir pabandysim tai gernatą. Tiek žinių. Einu tada iš palėto poštis ruoštis. Praeitą kartą biškiai daug keikiaus, tai atsiprašau. Daugiau taip nedarysim. Ir daugiau mano video nepamatysite nei vienu keiksmažodžiu. Pamatyti ir negalit, neišgirsit. Tai tikrai pažadu nebesikeikti. Kas toliau iš updėtų, tai susinešėm daiktus. Biškiai apsirinkau viską jau. Iš karto video pradžioje noriu pabrėžti, kad tik 5% prenumeruojančių žiūri mano video. Tai paspauskit tą subscribe, užsiprenumeruokit kanalą, paspauskit laiką. Tai jum tai nieko nekainuoja, o man tai reiškia biški. Tai toliau, kas iš tokių updėtų apie tą kanalą, tai kursim toliau vidosus tikrai, niekur nedingsim. Planas dabar yra surinkti 500 subscriberių. Šitų vidosų mini planą padarom 200 PM. Dabar yra apie 118, kiek prisimenu vakar, bent kiek rodė šiandien žiūrėjau. Tai nuo 118 iki 200 PM yra didelis labai kelias, tai daugiau negu pusę tiek negu dabar turiu. Bet jeigu iki sekančio vidosų surinksim 250, tai sekančio vidosų metu paskelbsiu konkursiuką, kuris, manau, bus visiems aktualu. Nu, tai pabandom. Jeigu surinksim, bus konkursas. Labai paprastai. O kas toliau liečia, tai dabar yra apie 12 valanda. Daiktus susirinkau, liko pasiruošti pašarus, realiai, jaukus vadinamus. Ir eiti surinkti taškus ir užsimetinėti. Kelias šuolius mačiau karpių iš tikrųjų, tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Einam, dar parodysiu, kaip įsikūrėm, aišku.
Tai baras čia stovėjo ant kalniukų. Čia visa ta vietovė mūsų. Tai pasižiūrėsim, ką turim, ko neturim. Oboliukai. Auga oboliukai, o matai, ūkininkai sako, nebus oboliukų. Pas mane irgi iš tikrųjų oboliukų lygtais matos, kad bus, tai viskas gerai. Nenušalu. Biškį padrebinam vaizdą. Tai apačioj jau pasiruošiau greipinsiu. Tai pasiruošiau vieną greipštą. Pasiruošiau stovus. Antrą greipštą. Tada svėrimo matas visiškai atskirai bus. Surinktos meškerytės. Aišku, dar pavadėliai nesudėti, bet meškerytės jau pasiruošusios beveik. Susidėsiu sistemas, pavadėlius. Kaip matot, atsirado trečias kotas normalus, tai nusipirkau dar trečią Daivos Black Widow. Pas mane visos Black Widow. Toliau vaikas kimarina. Kas čia? Čia virtuvytė. Pasidėjom, po to eisim tenai. Mačiau laužavietę prie to kelmukų yra. Tai ten įsikepsim dešrelių. Šiukšlinį va dabar aukštingojom, nes dar nėra svorių. Pasidėjau tuos jau iš karto pašaram ruoštis. Čia sėdėsim. Čia pašarai, laivukas kol kas padėta. Skabinam striukės ir viduj. Čia mano lova. Biški šmutkių. Vaikas dar neturi lovos, tai miegos ant pripučiamų čiužinio. Miegmaišiukas, jeigu patiks, po to ateity nupirksim ir jam lovytę. Tai maždaug tas toks ir pasiruošimas, tai nežinau. Turbūt daug nekalbu, nedaug žodžiauju. Einu ruošiuos jaukus, einu ruošiuos masalus, užsimetu ir tada pašnekėsim. O čia turim daiktų prisidėję, nereikia, ne? Žiūrėk, svarstyklės aš čia padedu, jeigu kažkada jų reiktų, prisimink, kur padėtos, o šičia pamaunu. Taip. O čia jau yra, tai dar papildomai ką nusipirkau, Foxus šitų be gumyčių, nes gumyčių turiu. O, Jezus, koks vėžiukas. Pagavau. Pagavai, būtų pasibaikę plaukiau. Galėjau suskirti. Ok, grįžom tam atgal. Tai nusipirkau Foxų šitos. Toliau nusipirkau helių sistemėlę. Tada nusipirkau paprastą sistemėlę dar vieną papildomą. Tada nusipirkau dar kitokių Foxų šitų, nes jie man lūžta labai daug, tai išmėginsim visus. Toliau nusipirkau dar vieną paprastą sistemėlę ir nusipirkau dar vieną helių sistemėlę. Nu tai vat, pasižiūrėsim. Daug laikus. Facebook'e grupėje dar nusipirkau švinų 20 vienetų. Ten yra vaikinukas, kuris juos gamina, pardavinėja. Tikrai, jeigu per bet kurią karpių grupę praeisit žvejybos, rasit. Ir dar, aišku, 20 pirkau ir dar vieną įdėjų dovanų. Tai žiauriai gražus švinas, iš tikrųjų, net gaila bus man jį užmetinėti. O, taip. Tai šitą pasiliksim, iš tikrųjų, turbūt net nemesim, nes turim dabar tų švinų daugiau negu reikia. Taip, šitą pasiliksim. Taip, pasilieku. Tai gal tiek šiai akimirkai. Einu
kuriu laivuką, ieškau taškus ir po biškį reikia eiti užsimetinėti jau. Po čia lauks. Nu, susirišom 3 sistemėlės, tai čia yra kreivas, smirdukas, braški ir riešutėlis. Einam patikrinti plūdrumą. Braškį reikia apipjaustyti. Kreivas, pafilmuok čia. Pasilenk. Kreivas labai gražiai. O riešutėlis iš vis ant dugnų guli. Gerai. Tie 2 tiks, o tą biškį reikia patiuninguoti. Tai tuningas bus va toks. Apipjaustau kraštus truputį. Va. Labai gerai. Nu ką, užsimetinėjom paskutinę meškerę. Baisinis vėjas iš tikrųjų. Taškus šiokius tokius įsirinkau. Gylis 6,8 metrų, tai mano taškai apie 4 metrų, 3,4 metrų gylį. Ieškojau kietų paviršiaus staliukų. Tai susiradau staliuką ir ant to staliuko įsimečiau. Paskutiniai patepimai. Nu va. Laivukas dreifuoja. Įsitrauksim laivuką. Įsitrauksim laivuką ir lauksim jo kibimų. Aišku, dabar, kadangi užsimetėm, eisim pavalgyti. Taip. Šitaip atrodo naujas setupas palyginus. Šiaip viskas good. Meškerytės ten, laivukas parplaukė. Žinių, filmuotojo. Tai dabar yra 1:30, ką tik susimetė meškerės, realiai ilgai užtrukom, nors ir palapinės nestatėm nieko, bet ilgai užtrukom, neskubėjom, iš palėtų. Dabar įsipakavom abudu po kareivišką lietuvišką sausą davinį. Tai pasidarysim valgyti. Šiaip iš tikrųjų mačiau internete daug kam kilo klausimų, kas kaip kur su tais daviniais, tai aš manau, kad aš žinau, kaip jį reikia pasidaryti, tai pabandysiu parodyti, kaip aš darau. Tai tą skardelę realiai aš užlankstau į ją, dedu patį davinį, padedu skardelę, į tą skardelę tiesiog dedu davinį, va taip. Tuo ir antrą skardelę, nes abudu po davinuką valgysim. Bom ir bom. Viduj yra pats davinys ir yra maišiukas, kuris užverda. Taip pat į davinį pradžiai su rankom praminkai. Čia yra troškinta kiauliena su ryžių košė. Valgysi? Ką nežinau. Valgysi? Neturi pasirinkimų. Niekas steikų čia nekeps. Nu yra kolegų oligarchų, kurie steikus kepas žvejyboj.
Mes tai šitą vakarieniai dešrų turim, dešrų sukaposim vakarieniai. Ir viskas. Tai va, tą visą mišinį pratrupinį su rankom. Tada viršui atsiplėšia juostelė. Yra parodyta riba iki kiek pilt ir yra dar lipuškių užsiklijuot. Aš dedu visą laiką aukštinkojom, čia yra nupjauva, per kurią vietą valgysi, tai ta vieta, kurią plėši valgyti, dedu aukštinkojom, kad už apačios reikės laikyti, apačia neįkaistų tiesiog. O šitaip įdėjau ir tada iki tos ribos reikia įpilt vandens. Įpilsiu vandens, parodysiu, ką toliau darau. O vandens tai čia lašiukas realiai. Įsilieja. Viskas. Tada paimu vieną kartą ir antrą kartą užlenkiu, atklijuoju plionkę. Bum. Va, užklijavau tą. Ir tada greitai dedu į popierinį maišą. Ir viskas, ir tą popierinį maišą čia padedu. Ir viskas. Ir kepa. O taip atrodo tarp visų bardakų tas dalykas. Tai suvalgysim dabar po davinuką. Ir viskas. Ir lauksim tos rybos. O rybos lauksim. Manau, kad viskas bus gerai. Dieną nesitikiu kažkokio kibimo, bet naktį manau, kad tikrai turėsim kliovų. O jeigu neturėsim, tai neturėsim, ką dabar. Tai iki vėliau. Švierytės užmestos, GoPro filmuoja. Kalbant apie taškus dabar. Taip, vienas vat ten 150 metrų gavus nuo kranto, kitas yra va šičia 100 metrų nuo kampo ir trečias yra va šičia. Kaip įsirinkau taškus? Staigus pagilėjimas iki 7 metrų vos ne. 10 metrų nuo kranto, jo 7 metrai, 6,7 metrai svyruoja. Ir anam krante yra laiptukai iš 6 metrų grubiai į 4,2 ir 3,5. Tai ant tų laiptukų padėjau, grinai tik laiptukus pasibaigė ir padėjau ant tų laiptukų savo taškus. Tai žiūrėsim. Šiaip vaizdas žiauriai fainas, gražu. Tai tiek šiam kartą. Tai ką, pavalgėm. O užsitaisim dabar arba tikės. Užsitaisim kavykės, po snikeriuką prie
arbatikės ir kavikės skaposim, dar porą bananiukų turim, jeigu pritrūktum. Pagrindinis agregatas ir viskas, veiksmas verda. O šičia. Pasižiūrėjau, kur nebūtų vėjų. Ir kuo puikiausiai verda. Šiaip turiu dar ir užuovyje virimui, bet pagalvojau, nereiks. Tai pagersim, nu ir ką, ir žiūrėsim, lauksim to kliovo. Kiek? Nu, sveiki poilsiautojai. 4 valanda. Nei kibimų, nei pipt. Laukiam 5 persimetiniai su jau bus 4 valandos kaip užmesta. Tai pasižiūrėsim, vertinsim situaciją, ar tiesiog taškai nedirba dar kol kas. Nes šilta ir gilioj vietoj žvejoju. Ar gal įmečiau į kažką, ko nerodė echolotą žolę, dar kažką. Tai dar valandžių iki persimesim. Šešios vakaro. Kimarinam su vaiku. Jėj. Meškerytis vandenukį. Kol kas nėra nei kibimo. 5 valandą nusiplukdžiau, persišėriau taškus. Pasimaitinau, nepersimečiau, vieną meškerę įsitraukiau. Dabar heiteriai mane nuheitins. Nuėmiau riešutą, nes iš tikrųjų jaukose nėra riešutų. Tai pagalvojau, vafteriuką uždėsim, pasižiūrėsim, gal vafteriukas sudirbs, nes kol kas tyla. O šiaip nuotaikos viskas super. Tai ką, laukiam toliau kibimų. Iki pasimatymų. Pusė 7. Kol kas nepipt. Jokios gyvybės ženklų nesimato. Biški oras atvėso, jau fainiau. Taip, tai visą dieną buvo karšta, bet nesimato nei šuolių, nieko, tai klausims, kaip čia bus. Meškerytės kimarinu. Tikrai nemiega. Hello! Speak English! Sorry, yes! Tai vat, tiek tų žinių. Vaikas ten, kur palikau. Laukiam kibimų, kitaip nebus. Nu, jeigu ne karpį pagausiu, tai bent draugelį pagausiu. O tokį. Nežinau, kas čia galva bus. Iš tikrųjų. Gal jūs žinot, pakomentuokit, kas čia daiktas. Find
kas nėra. GoPro dirba savo darbą, bando užgaudyti kliovą. O į tą momentą, kol GoPro dirba savo darbą, darom vakarienę. Su vaiku eisim, pavalgysim. Pavalgęs dar valandžiukę pasėdėsiu, nueisiu persimesti ir eisim miegoti, jeigu netiks. Dabar yra jau 8, pusė 9, kažkas toks. Tai tiek atimi. Nu va, dešriukai kepa, jau panašios į dešrelės, dar turim batonų, turim agurkų, tai taip ūkiškai pavalgysim. Nu va, pasidarėm vakarienę, kibimų kol kas dar nėra, tai parodysim, ką valgysim. Papusuok, lauksim liepėjim. Botanezas, tada toliau agurkenzo ir dešriogaliai. Naminio agurkus, Manyčiau. Gerai, einam pavalgyti, laukiam kibimų. Super. Nu tai sveiki rybokai. Oi. Pusė 11. Jau naktiniam persimečiau visas meškeres. Taškų nekeičiau. Pakeičiau biškį šitos meškerės masalą. Tai dabar uždėjau tigrinį riešutą širiminį ir popiką uždėjau slyvos. Pasižiūrėsim, gal taip suveiks. Kol kas visiškai tylu ramu. Kibimų nėra, nors pirmam taške vyksta tūsas pas mane, o echolotas, kai išprotėjęs, rodo, ten daug labai žuvies, bet kibimų nėra. Šiaip visose taškuose yra judėjimas žuvies, bent pagal echolotą, tai neaišku, ko čia jom trūksta. Gal naktinių kibimų reikia laukti, gal naktį kažkas sujudės, tai vat, toks tas updėtas, tiek tų žinių. Tai susimatom arba iš ryto, arba kai kibs. Čia. Nu tai labą rytą. Dabar yra 7 valandos ryto, nesenai persimečiau meškeres. Dabar darau vaikui arbatą, savo kavą. Persimečiau ir 4 valandą ryto. Ir dabar persimečiau, kibimų jokio, nei pypt. Tai nei vieno pypti nuo pat atvažiavimo. Liūdna, gaila, kad nebuvo šį kartelį tų kibimų. Oi, bet ką turbūt padarysi. Taškuose žuvies rodo belia kiek, bet neaišku, kas daug žuvis. Gal te kokios kojikiais, dar kažkas. Gal kokie karšiokai iš karto pašaras sukapčerina. O gal tiesiog tie patys karpiai, bet sugalvoju pasineršti dėl to šilumos ir nekimba. Nu, sunku pasakyti. Miškerytės tyli. Tyli, ramiai guli. Ką dabar? Eisim, pasidarysim kavos, atsigersim, arbatos atsigersim. Papusryčiausim ir galvosim, ką toliau daryti. Gal biškai pasėdėsim, bet nežinau. Nuotaikos tai tokios biškai niūresnės. Kai nei pip, nei išgirsti, tai vis tiek tai. Kol kas. Nu tai ką, draugai.
Taip netikėtai pasibaigė šitą žvejybą. Nei kliovų neturėjom. Tai vyniojamės meškerės, susinešėm daiktus ir krutėsim namučių. Ate.